Bandymas pelnyti pirmuosius taškus šio vakaro susitikime. Piedel dar vienas bandymas. Tolimo metimą ir 6-3. Vėlgi aiškių persvara. Piedel 2 taškai. Ir gretose, kaip jau daugybę kartų šiame sezone sukartojęs, tai naudingiausia žaidėjai yra Gintarė. Tačiau metimas labai nesėkmingas, nepataiko Sederevičiūtė. Čia iš 3 taškų zonos vėl Gustė Zetkuskaitė bandė pakartoti taip pat nesėkmingai. Piedel iš 3 taškų zonos dar 3 taškai. Bet užtikrintai Gabrielė Sederevičiūtė pelnė pirmuosius savo taškus šio vakaro rungtynėse, lygindama rezultatą 26-20 ir turės galimybę šio vakaro rungtynėse pelnyti jau 15 savo tašką, vos prasidėjus antrajam ketvirčiui. Štai toks. O Aistės ir toliau turi 3 taškų deficitą, 26-29, kadangi Aistės vis nesėkmingai užpuolo, čia Sederevičiūtė Mažiulytė, Gintarė Pauluskaitė ir Gustė Zetkuskaitė. O Kinga Piedel surinkusi šio vakaro rungtynėse dabar jau 16 taškų stoja prie baudų metimų linijos. Pataiko ir antrai baudos. Tose rungtynėse surinko 12 taškų. Iš 3 taškų zonos, vėlgi iš eigos, meta Kinga Piedel. Girtusi į baudos aikštelę Gedvilė Savostaitė. Perdavimas puikus, tačiau Gedviliai nepavyko užsibaigti. Ką išdarinėja Lenkijos pilietybę turinti Latvijos komandos lyderė. Nepataiko Kazačiūnaitė. Vėlgi greitą puolimą bėga Piedel, meta iš eigos ir dar kartą pataiko iš 3 taškų. Ir jau ir šviesos ryškiau šviečia LSMU sporto centre. Tačiau čia puikia proga Baranovas šiame epizode. Ir sužaidus nepilnas 2 minutės ketvirtajame ketvirtyje vos 1 tašką pavyko atkovoti. Gedviliai Savostaitei užfiksuota 3 asmeninė pražanga, o Kinga Piedel gali pelnyti pirmuosius taškus. Po didžiosios pertraukos, pataikydama pirmąjį baudos metimą, tą ir padaro. Praėjusiame sezone Italijos blogiausia, kad ji yra puolime. Pirmąjį baudos metimą. Antrasis baudos Savostaitei. Savostaitei nėra galimybės kam įkišti kamuolį, praranda Piedel. Gali ir iš eigos mesti Kinga Piedel, veržėsi arčiau krepšio. Pražanga šio vakaro rungtynėse, tačiau dabar Piedel stoja prie baudų metimų linijos ir 2 kartus turės galimybę nuo baudų metimų linijos. Tampos bus užkurta intriga šio vakaro rungtynėse. Kazačiūnaitė aktyviai ginasi prieš Piedel. Pražangos išvengti pavyko. Baranovska, Piedel. Ir pražanga. Jei ieškant pozityvo galima štai taip surasti pramestą baudos metimą, kurį dabar šauna antrą iš eilės šio vakaro rungtynėse Kinga Piedel. Ojojoj, Kinga Piedel. 3 taškai. 73-82. Dabar spaudimas aktyvus nuo galinės Gustė Zetkuskaitė. Žaidėja Kinga Piedel, kuri yra pelniusi 33 taškus. Dabar jau ir 34. Be keitimų beje rungtyniauja Kinga Piedel šio vakaro rungtynėse. Sumeta